Sveiki, esu Marijus Mikelis, atstovauju Motorsport Ukmergė komandą. Šiandien atvykau į Semi Pro varžybas ir esu nusiteikęs labai gerai, nes perlipau save ir galvojau, kaip kitaip išmokti važiuoti, jeigu nevažiuoti. Šiandien kėlėmės anksti, ryte, apie 4 valandą, išvažiavom 5 iš Ukmergės, sustojom kavos, pavalgėm ir panašiai. Čia atsidūrėm prieš pat atidarimą, įsikūrėm ir štai mes čia. Tai pirma treniruočių sesija sekė šiaip labai gerai. Galvojau, kad tikrai nesuvažiuosiu šitos trasos, bet pirmas važiavimas išvažiavau, kaip ir klipų nesusirinkau, bet išvažiavau visą trasą pilnai. Niekur nesusisukau, niekur neįsitiesinau, tai labai džiaugiausi. Kiti važiavimai sekėsi dar geriau ir manau, kad turėčiau šiandien praeiti kvalifikaciją. Prieš šias varžybas dar dasibaigėm ruošti automobilį Semi Pro lygai, tai apsiklijavom trečiadienį berods langus levele ir važiuojam ant kinų. Su kinais važiuoju, pradžiai bandžiau ant 2,5 baro, po to lyg ir atrodė, kad reikia nuleisti, ant karšto nuleidžiau iki 2,2 ir kaip ir turim sukibimą, turim greičio, kaip ir viskas gaunasi gerai. Pabaigėm antrą sesiją treniruočių, nukabinom šiek tiek bumperį, bet nieko tokio, susitvarkysim, viskas čia tvarkoju. Šiaip sekėsi gana neblogai, atrodė, kad pirmą sesiją gal kaip ir geriau klipinai visi susirinko, bet per kvalifikaciją turėsim duronus. Pirmų nepasiseks, bandysim antrų padaryti maksimumą. Ir šiaip džiaugiuosi, kad komandos draugams sekasi, tiek Lukui, tiek Karoliui. Karolis labai tikrai agresyviai važiuoja, ypač ant kalno. Visi gyriai ir teisėjai ir panašiai, tai labai džiaugiuosi iš komandos draugus. O šiaip trasa yra tikrai sudėtinga, kaip ir visi sako, sunkiausia, bet perlipau save ir labai gerai važiuojasi. Džiaugiuosi. Visi labai skirtingai važiuoja, daug spinų daro, aš kol kas nei vieno spinų nepadariau. Bet tikiuosi gaut bent jau 70 balų, jeigu susirinksiu visus klipinus. Dariau dabar antroji sesijai didelę klaidą, kad labai per anksti pasistatydavau, bet komandos draugai šiek tiek atėjo, pasakė, kad bandyk iš toliau ir mažesnį manžą padaryti. Ir kaip ir gavosi, kaip ir geresnis pasistatymas, daugiau greičio, tai turėtų viskas būti gerai.
tikėta ir netikėta, bet esam 19 vietoje. Sunkiausia trasa Semi-Pro, visą sezoną nepraeitas nei vienas klasikinis balas, o dabar turim 19 vietą sudėtingiausiai Semi-Pro trasą. Žiūrėjau gerai. Susitiksim su Vytu laukiu, bandysiu iškart ant rankinę šokti prie durų ir nepaleisti. Svarbiausia neužsidaryti ant kalną ir laimėti. Tai baigėsi šiandien Semi-Pro varžybos. Kaip vertini savo dieną? Šiaip vertinu labai gerai, nes tikrai nesitikėjau iš vis net trasą išvažiuoti. Praėjau kvalifikacijai buvau 19 vietoj, top 32 susitikau prieš Vilių Laukį ir tiesiog čeisinau, norėjau prilipti iš karto, užsidėjau naujas padangas, kaip ir slėgį tokį patį pasidariau, bet kažkaip pagavo galą ir stuktelėjau į blokus ir mano čeis važiavimas to ir baigėsi. Lydą suvažiavau geresnį negu Valo realiai. Jis kaip ir čeisindamas irgi išsitiesino, bet jisai davė laimėjimą jam. Bet rytoj street etapas, rytoj bus geriau. Be on your mind, hating on me like all the time. Little nigga, you lame as hell. Think about me, get on your grind.